Sveiki, papasakosiu įdomų dalyką. Papasakosiu apie akumuliatorius. Kemperistam tai labai svarbu. Norėjau jį atsinešti, bet blemas jis labai sunkus. Tikrai sunkus. Manau, tikrai kiekvienas kemperistas tai žino. Neatsitempiau. Aš atsinešiau ličio akumuliatorių. Jis yra ženkliai lengvesnis. Tai paprastas akumuliatorius yra gerai tuo, kad jo kaina yra tarp 200–300 eurų. Jis yra pigesnis. Minusai tai yra ciklai, tai yra, kad jisai po 2–3 metų jisai pasensta, reikia vėl keisti naują. Ir baisiai didelis svoris. Tikrai kemperio svorio tikrai padidina. O čia mes turim ličio akumuliatorių. Jis yra kokius 3 kartus lengvesnis. Turi minusą. Aišku, tai yra kaina 1061 euras. Čia jau su PVM. Bet jisai turi labai didelį privalumą. Tai yra jo masė, o dar didesnis privalumas jo darbinė apimtis. Tiek vienas, tiek kitas akumuliatorius turi 100 amperų, bet tie amperai pasiskirsto biškai nevienodai. Nupaišiau, pamėginsiu jums parodyti. Nesu elektrikas, bet stengiuosi, kai galėjau. Čia mes turim 13,5, maždaug tiek išsipildo kiekvienas akumuliatorius, iki 13,5 volto. Čia aš nupaišiau liniją, kaip sėsta paprastas akumuliatorius, čia yra laikas. Tai paprastas akumuliatorius sėsta labai tolygiai, jisai eina tokia linija. Ir maždaug prie 11 voltų išsijungia visi daiktai. Tiesiog jis 11 voltų pasiekia ir niekas daugiau nebeveikia. Tai realiai mes darbinę vietą mes turime šitokį plotą. Tai čia yra toksai plotas. O ličio akumuliatorius pasižymi visai kitokiam savybę. Ličio akumuliatorius pasižymi tuo, kad jisai 13,5. Jisai laiko ir tada staigiai smenga. Jis irgi išsijungs prie 11 voltų, bet jo darbinė apimtis, šita, yra ženkliai didesnė. Ličio akumuliatorius, jeigu naudojant, pavyzdžiui, per inverterį, 3 kartus jisai veikia ilgiau negu paprastas nikelio akumuliatorius, arba kaip minimum 2 kartus ilgiau, jeigu naudojant ne per inverterį, bet tiesiog pasikraunant telefonas. Tai su juo pasikrausit 2 kartus daugiau tūrio. Jisai atstoja 2–3 akumuliatorius. Svoris mažesnis 2–3 kartais, atstoja 2–3 kartų akumuliatorių, kaina 1000 eurų. Jeigu galite sau leisti, tikrai verta. Jeigu ne, pas gerai ir tas. Jeigu norėtume, tikrai pas mūsų yra, mūsų technikai padės. Beje, labai įdomus dalykas. Turim sistemą, kada sudedam 2–3 akumuliatorius tokius ir tada galim pajungti tiesiog į kondicionierių nuo stogo per akumuliatorius. Nereikia 220. Aišku, veiks ribotą laiką, bet prieš einant miegoti tikrai išsividinsite, tikrai elektros turėsit vašyti. Mano žmona, mes turim tokius irgi akumuliatorius, tai mes esame pasijungę feną, kuris yra 3 kW, veikia labai gerai. Rekomenduoju tikrai. Iki.